Vilniaus Lietuvos Ryto klubo vadovybė pasirašė 2 metų sutartį su galimybė ją pratęsti dar metams su 40-mečiu Serbijos krepšinio specialistu Aleksandru Džikičiumi. Serbas praėjusį sezoną vadovavo Slovėnijos čempione tapusiai Kirkos komandai. Tai didelis žingsnis mano karjeroje, tačiau manau, kad esu pasiruošęs. Aš suprantu, ką Lietuvai reiškia krepšinis ir žinau, kokią vietą pasaulio ir Europos krepšinio žemėlapyje Lietuva užima. Todėl esu pasiruošęs. Tai ne vienintelė naujiena sostinės komandoje. Ekipa taip pat papildys Lietuvos rinktinės gynėjas Renaldas Seibutis, su kuriuo pasirašyta 3 metų sutartis. 2005 metais iš Vilniaus Sakalų klubo išvykęs ir legionieriaus karjerą pradėjęs krepšininkas atvirauja, kad labiausiai sugundė galimybę sugrįžti į gimtinę. Pasiūlymas Lietuvos ryto sugrįžti namo man tikrai buvo labai laukiamas ir ta prasme malonus, nes 6 metai buvimo ne Lietuvoje, tai sakau, ir noras sugrįžti į Lietuvą, žodžiu, būti savoj šaly ir tarp šeimos narių ir, žodžiu, turėti savo aplinką ir siekti geriausių rezultatų savoje aplinkoje, aš manau, yra dvigubai maloniau. Praėjusį sezoną 25 metų 1,96 cm ūgio Lietuvos rinktinės žaidėjas atstovavo Erdinės Olin komandai ir Turkijos pirmenybėse pelnydavo po beveik 19 taškų bei atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus. Marius Remba, Vytautas Juknys, Sportvinas Žinios Plius, Vilnius.